Labas vakaras, Dzūkijos televizijos žiūrovai. Eteryje informacinė laida Vandentvarkos naujienos. Šį kartą laidoje matysite, kaip bendrovė siekdama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, bendrauja su vartotojais, rengdama įvairius projektus. Dzūkijos vandenys yra uždaroji akcinė bendrovė tiekianti geriamąjį vandenį, eksploatuojanti nuotekų tinklų įrengimus, klojanti ir remontuoja vandentiekio ir nuotekų sistemas, bei atliekanti kitus darbus Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje. Įmonė įkurta 1963 metais. Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą. Minint 50 metų bendrovės jubiliejų organizuotas jau tradicija tapęs 10 kartą rengiamas Alytaus miesto moksleivių konkursas, kaip aš įsivaizduoju geriamojo vandens lašą. Šiandien pas mus vyksta renginys, į kurį pakviesti visi miesto moksleiviai, kurie dalyvavo mūsų organizuotame konkurse, kaip aš įsivaizduoju geriamojo vandens lašą. Šis konkursas yra jubiliejinis, tai yra jau 10. mūsų įmonės moksleiviams organizuojamas konkursas ir iš tikrųjų tai gavome ir rekordiškai daug piešinių. Apie 380 darbelių ir mokiniai iš tikrųjų visada aktyviai dalyvauja. Į šiuos konkursus pakviečiame visada dalyvauti visų miesto mokyklų moksleivius ir tiesiog galbūt raginami mokytojų, kai kurie patys savo iniciatyvą mokiniai, bet tikrai dalyvaujama visada gan aktyviai. Mokiniams ir mokytojams labai yra aktualu, kad organizuojama vandens Dzūkijos vandenys organizuoja konkursą, iš tiesų su vaikais, nes tokių konkursų trūksta vaikams. Vaikai skatinami taupyti vandenį, sužino apie jį daugiau, pamatoma vaikų kūrybiškumas. Vaikai taip pat yra skatinami visada Dzūkijos vandenų, mokytojai taip pat priimami šiltai, su pagarba. Ar kiekvienais metais su mokiniais dalyvaujate? Ne kiekvienais. Šiais metais turiu pirmokus, tai dalyvau su nemažai, virš 10 mokinių dalyvavo mano pirmokų ir kolegės antrokų 3 mokiniai. Ir ar mokiniai nori dalyvauja, ar džiaugiasi čia sukviesti? Taip, mokiniai labai džiaugiasi čia sukviesti ir džiaugiasi dovanomis, padėkomis. Ir aišku, svarbiausia yra, kad parodą mato irgi visi mokytojai ir visos Alytaus mokyklos pagrinde dalyvauja. Ar mokiniai piešdami tuos piešinius tarėsi su jumis, ar tiesiog savo idėjas pasiūlė, jūs tik tai padėjote jas įgyvendinti? Mokiniai savo idėjas pasiūlė, o mokytojas visada tik padeda jas įgyvendinti. Na, ar sudėtingų tų idėjų mokiniai buvo sugalvoję? Taip, mokiniai buvo sugalvoję netgi ir pirmokai sudėtingų idėjų. Konkursą organizavo uždaroji akcinė bendrovė Dzūkijos vandenys kartu su Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriumi. Konkurso tema, kaip aš įsivaizduoju geriamojo vandens lašą, moksleiviai iki 12 metų turėjo sukurti atvirukus, o moksleiviai nuo 13 metų eskizus. Dalyvauja visi mokiniai. Tiesiog yra skiriama į 2 amžiaus grupės, iki 12 metų ir nuo 13 iki vyriausių. Taip, kad iš tikrųjų gali pasireikšti visi miesto mokyklų, visi mokiniai. Pateiktus darbus įvertino 5 narių komisija sudaryta iš 2 atstovų iš savivaldybės švietimo skyriaus, 2 atstovų iš vandens tiekimo įmonės ir 1 profesionalus dailininkas. Šį kartą atrinkti pačius geriausius buvo labai sudėtinga, mat atsiųstas rekordinis darbų kiekis. Išrinkti visada būna labai sunku. Ypač kaip ir šiais metais, kadangi yra jų labai daug ir jie iš tikrųjų yra visada nustebinantys savo išradingumu, kūrybiškumu. Visada sudaroma yra komisija iš 2 Alytaus miesto švietimo skyriaus atstovų. 2 atstovai būna iš mūsų įmonės ir visada kviečiame profesionalų dailininką. Na ir ta komisija iš tikrųjų padirbėjusi rimtai apie valandą išrenka nugalėtojus. Paprastai pavasarį ankstyvą mes paskelbėme konkursą ir tai maždaug 2 mėnesiai būna duoti tam, kad vaikai pateiktų savo darbus. Na ir po to dažniausiai vandentiekių dienos proga organizuojame nugalėtojų apdovanojimus, taip kaip šiandien. Abiejose amžiaus grupėse buvo išrinkta po 3 geriausius darbus, jų autoriai apdovanoti diplomais ir dovanėlėmis. Dovanos susijusios su mūsų įmonė, tai yra krepšiai, rankšluostėliai su mūsų įmonės atributika. Šiais metais įsteigėme, mano manymu, labai šaunius prizus, tai yra kvietimus į spektaklius Kaune. Galės nuvažiuoti pasižiūrėti spektaklius vaikai su mokytojais, o kiti prizai yra tiesiog susijęs su mūsų įmonė. Kažką kiekvienas tikisi gauti ir mes tai žinodami
darome viską, kad neišeitų iš mūsų įmonės nusiminęs nei vienas dalyvis. Ir kad ir šiais metais, kai buvo tikrai spūdingas kiekis darbelių, padėkas įteikėme visiems. Uždarosios akcinės bendrovės Dzūkijos vandenys bendravimas su miestelėnais konkursu nesibaigė. Įmonė rengia dar daugiau įvairių konkursų bei nuolat vykdo susitikimus su gyventojais. Šie konkursai moksleivių yra tik tai dalis ryšių su visuomenė darbo, kurį vykdo mūsų įmonė. Ir tikrai pastebime, kad tai yra labai svarbis sritis ir tikrai stengiamės ją tobulinti ir kuo plačiau vystyti. Nes iš tikrųjų su mokykla bendravimas nesibaigia vien šiais konkursais. Per visus metus būna daug ekskursijų įmonėje, kai atvažiuoja pasižiūrėti mokiniai po mūsų objektus, kaip pas mus vykdoma veikla. Šiais metais netgi prasidėjo naujas toksai reiškinys pažintinės pamokėlės. Toks yra poreikis iš mokyklų, kad supažindintume tiesiog vaikus, kas yra ta mūsų įmonė, ką veikia, kokias teikia paslaugas, kaip tas vanduo išgaudomas, kaip valomos nuotekos. Iš tikrųjų, tokias trumpas pamokėlės pradėjome netgi ruošti. Kitas rytis yra vartotojų apklausa. Tai yra irgi labai svarbu, kadangi mes turime žinoti, kur link turime judėti, kad gerinti savo veiklą. Todėl kiekvienais metais vykdome vartotojų apklausą. Kartais tai būna tikslinių grupių, kartais tiesiog daugiabučių, tarkim, individualių namų. Ir tai labai mums padeda kryptingai tobulinti kažkurią sritį. Taip pat atvirų durų dienos, kai pakviečiame miesto visuomenę susipažinti su mūsų įmonės veikla, technika, kartais taip pat tikslinė grupė sukviečiama, tarkim, bendrijų pirmininkai apie kažkokias iškilusias problemas ar kažkokių tam laikui susidariusių problemų paaiškinimui sukviečiama visuomenė. Ryšių su visuomenė darbas padeda mums užmegzti pirmiausiai mums artimesnius ryšius, kad mes žinotume, kas domina, kas neaišku, kur mes turėtume daugiau padirbėti kažkokioje srityje. Dar nepaminėjau, internetinis mūsų puslapis taip pat yra skirtas tam, kad kilus kažkokiems neaiškumams yra per užklausą galima užduoti klausimus ir visada yra atsakoma, ar tai elektroniniu paštu, ar tai paskambinama. Tai irgi yra toksai gana populiarėjantis būdas bendravimo su visuomenė, su abonentais. Ir iš tikrųjų pastebim, kad esam reikalingi ir tas rytis ryšių su visuomenė padeda ne tik mums sužinoti problemas vartotojų, bet be abejo ir jų plečia žinias apie mus. Renginio metu konkurso dalyviams buvo pristatytas mini spektaklis apie atliekų rūšiavimą, į kurį buvo įtraukti ir mokiniai. Taip pat skambėjo Alytaus jaunimo centro auklėtinių atliekami kūriniai. Šį kartą laidoje tiek. Gero vakaro ir likite su mūsų televizija.